turime įveikti savyje inerciją ir ta inercija mūsų viduje slypi kaip nuomonės užsispyrimas, kaip nenoras iš vidaus, nenoras keistis, nenoras prisitaikyti prie naujos gyvenimo aplinkos, prie naujų kintančių realybės taisyklių, naujų kažkokių įstatymų, naujų gyvenimo realių ir įvykių ir tada, jeigu žmogus stipriai atitrūksta nuo tikrovės ir remiasi tik savo pasenusių mąstymų, jis tampa nelaimingu. Jis negali savęs realizuoti. Tai reikštų, kad gyvenimo eigoje visas darbas su savim tai yra išmokimas, yra pažinimas savyje, kas manyje yra tas biosas, kas manyje yra ta giliausia kertinė mąstymo grandis. Paprastai tai ir vadinama, kad yra tas vidinis dialogas, kurio mes su savim nepastebim ir nematom ir nesuvokiam. Ir tik išorinės gyvenimo problemos mums pradeda rodyti, kad kažkas ne taip, kad reiškia, išorinis pasaulis reaguoja skausmingai ir spaudžia ir duoda mums kažkokius smūgius, lyg tai varovas, reiškia, gindamas asilą, reiškia, arklį ar žirgą, jisai duoda impulsą, kad šitas kūnas, šitas futbolo kamuolys, kad jis judėtų. Taigi, jeigu mes netobulinam savo žinių, jeigu netobulinam savo nuomonės, jeigu neinam į koją su realybė ir mūsų biosas atitrūksta, mūsų fundamentalus, giliausias mąstymas atitrūksta nuo realybės, mes pradedame iš išorinio pasaulio gauti labai nemalonius smūgius. Ir kuo labiau atitrūkstam, tuo tie smūgiai yra skausmingesni ir tuo žmogus yra labiau nelaimingas. Ir pagrindinis uždavinys savęs lavinime, savęs ugdyme ir yra laipsniškai, sluoksnis po sluoksnio, kaip svogūnė, reiškia vienas sluoksnis po kito, eiti vis gilin į savo vidų, kol mes atrandame tą biosą, kol mes atrandame tuos intensyvius pasąmonės procesus, tą vidinį pokalbį su savim. Ir šitas vidinis pokalbis iš tikrųjų mumise vyksta visą gyvenimą, daugybę metų, mes apie jį net niekada nepagalvojom. Mes, kitaip sakant, neturėjom tam tikro veidrodžio ar refleksijos apie tą vidinį pokalbį. Ir iš tikrųjų tame biose ir yra visos mūsų problemos. Mūsų pagrindinis uždavinys yra atsikasti šitą savo vidinį biosą, išsidėlioti visą išklotinę visų šitų programų, kurios yra įsiūtos nuo vaikystės. Mes net neatsimename, kas, kada ir kaip tas programas į mus įsiuvo, ir mes automatiškai tas programas vykdom, net nesusimastydami. Mums atrodo, kad čia yra mūsų norai, mūsų valia, o iš tikrųjų tai yra, kažkuria prasme, tai yra, galima sakyti, tai yra net tam tikri virusai, nes jie jau kenkia mūsų kasdieniam gyvenimui, dabartiniam šios dienos gyvenimui, nes pasenusios programos jos yra, faktiškai tai yra kenkėjiškos, nes jos trukdo eiti į priekį. Tai vidinio dialogo valdymas tai yra, paprastai kalbant, tai reikštų, kad mes išsidėję išklotinę visų vidinių programų, viso vidinio bioso, mes atrandam, na, tarkim, apie 20 programų, kurios inertiškai veikia mumise ir tos 20 programų yra negatyvios. Tai yra savęs nevertinimas, tai yra blogi žodžiai apie save, blogi žodžiai apie kitus, reiškia, tai yra negatyvūs dalykai arba kenkėjiškos, visiškai nereikalingos, tuščiai besisukančios programos, kurios mums kelia skausmą, vargą ir nemalonumus. Ir mūsų uždavinys yra tas, sakykime, na, tarkim, apie 20 programų, jas pakeisti į efektyves,